Turėdamas tiek pinigų, gal kolekcionuojate meno kūrinius? Tai kad nekolekcionuoju, aš nekolekcionuoju, aš vis to meno nesuprantu. Būna ten eina į galerijas, žiūri, ten sustoja įsistebeilyje, vaje, nesąmonės, ten kažkas, koks nors ten apsirūkęs dėdas su storu šaliku papetskioja, ką nors, ai čia jau menas labai. Dailė juk sukelia žmonių emocijas. Nu tai man ir sukelia emocijas. Pykčiai, isterinį pyktį man sukelia tas menas. Aš noriu persitažyti namus, o ten mano dizaineris negali rasti dažų, nes mat menininkai kažkokie išsipirkė visus normalius dažus, auksinius, ten žinai kaip būna. Tai visus išsipirkė ir ten piešė tą savo nesąmonės. Paskui, kai nupiešė, tai kokį durną pavadinimą sugalvoja nesąmonį absoliučiai. Nu tai nesąmonė kažkokia. Aš nekenčiu tos dailės. Nors buvo vienas prisipirko mes Lietuvos dešų mano ir sakė, kad natiurmortą pieš. Ir nupiešė? Tai vat, kad nenupiešė. Daviau šiam tų dešų, kad nupieštų, tai kad suėdė tas. Suėdė ir išprotėjo. Ir paskui dar ausį nusipjovė. O kaip dėl šiuolaikinio meno? Na tai pasakojo draugai, varinėjo su segvėjais, po centrą pradėjo lyti. Tai užėjo ten į tą meno kalvę, kaip ten vadinasi. Tai sako, užeina į vieną salę ir žiūri. Žalios mėsos gabalų primėtyta per centrą. Čia jau mat menas didžiulis. Nu tai tu paimk tą mėsą, nu tu paimk, sukapok ją, sumal gražiai, miltelių pridėk ir į šitas žarną sukišk. Tai bus bent saradėlės. O vat paskui, jeigu jau su 200% antkainių parduodi, va tada ir esi menininkas. Kaip aš. Tai negi pas jūs namuose nėra ne vieno paveikslo? Tai aišku, kad yra. Mano portretas. Kaip aš ant arklio sėdžiu. Mačiau labai panašų tam didelę muziejų, kur Paryžiuje yra. Ten iš vis paveikslai, va, su tokio storio rėmais auksiniais, kaip pas mane vienas yra. Tai iš vis tai, kai pagalvoji, nu, kam ta dailė reikalinga, jau yra fotografija. Nu, aišku, tai ne kiekvienas vargolis gali ten nusipirkti tos gerus fotkius. Bet tai dabar kiekvienas mobiliakas turi pikselinę kamerą, kažko, tai ten geros nuotraukos gaunasi. Tai nebiškai pas kiekvieną vis tiek virš lovos, tai koks ten jūros vaizdelis, peizažas, ar ten senamiesčio gatvelė kokia. Nu tai kam čia to reikia? Nu vis tiek, tai tu paimk, nusifotografuok. Tai ten vaizdas tikresnis, natūralesnis, toks, nu įtikinamiau galų galiai yra. Ne, petskionės tos. Turbūt nepažįstate ne vieno dailininko. Nepažįstu ir net nesiruošiu susipažinti. Nors, aišku, gal ir būtų įdomu sužinot, kas tas garsusis dailininkas Solomonas, kur čia Algis greitai gaudo. Ai, o Jagelavičiūtė Agnė, tai ne Dailioškiai ten mokosi? Dailioškiai? Nu tai va, tai pažįstu vieną iš matymo.